Na ką, sveiki, pradedam video čia Kaune, dar vietoje autodraugystėje, kaip matom. Tai šiandien yra penktadienis, spalio 24 dieną, realiai šiandien mes jau turim išvažiuoti į Litexpo. Kiek čia dabar yra, jau beveik 1 valandą, antrą planavom išvažiuoti, bet kol kas labai blogai dėliojas reikalai. Daug iš tikrųjų nespėjam, dar lipdukai net nepagaminti, tiesiog užvėlino dalykus lipdukų gamintojas. Aišku, visko pasitaiko, negalim supykti, bet dabar kai reikalai. Šitas aparatas kaip ir yra paruoštas, vietoj Litexpo laukia nusiplauti, viską išsivalyti. Važiuojam visgi sava eiga, aišku, orai nedžiugina, pradėjo dabar iš vis lyt, tai nežinau kaip čia seksis, nes matom filtras įdėtas, kad apsisaugot nuo šiukšlių. Bet vandens irgi srieps, tai kažką reikės tiesiog mąstyti, gal bandysim pralauktą lietų. Ir tokie reikalai, bandom pakuotis, nes realiai liko valanda laiko iki išvažiavimo. Reikia dar nemažai dalykų suspėti, nemažai pasidaryti ir vis tiek važiuosim lėčiau. Nes žinau, kad man jau 100 su juo važiuoti yra maždaug 3000 apsukų, nesinori smaugto variklio autostradoj. Vėlgi kuro bakas mažiukas, tai reikės stoti ir vos ne kiekvienoj degaliniai, piltis kuro, tiesiog kad būtų saugiai, pasiėmiau ir bakelį, pamiršau virvę. Jo, namuose liko virvė, bet tiesiog nebėra laiko, nevažiuosim. Turim davažiuoti, viskas turėtų būti gerai, tai susimatom Deganę arba Vilniui, nežinau. Tai pasidarėm pirmą sustojimą degaliniai, čia jau realiai tiesiant išvažiavimą autostradą, išvažiuojam. Nežinau, ko tikėtis, kiek tų kuro sąnaudų čia bus, bet varom. Stosim vis tiek kiekvienam Deganį, užsipyliau dar papildomai 5 litriukus benzai pakelį. Bet tiesiog, jeigu nedatempsim, kad bent jau tie 5 litrai, sakykim, pagelbėtų. Varom ir susimatom sekančiam Deganę. Nu ką, mes vėl Deganė, šį kartą randamės jau Elektrėnuose. Realiai nesuvalgė taip daug kuro, kaip tikėjaus, kažkas maždaug apie 5,5 litro susipylė, iki tiek pat, kiek buvo. Tai visai čia taupiai kol kas važiuojam, bent jau Kaunas Elektrėnai, tai manau, kad važiuojam tiesiai iki pačio Litexpo, vis tiek ten irgi vietoje yra degalinė. Iš kitų naujienų nežinau, šiaip pagavau apsukas, kur oro mišinys yra geriausias, tai maždaug 2800 apsukų, kas išeina apie 9-5 km per valandą. Tai realiai netrukdom nei furistam, gal kažkiek kitam eisim, bet vis tiek pirmoji juostoje ramiai sau judam. Dar kitas reikalas, labai reikia prisižiūrėti variklio temperatūrą, nes vis tiek laikant tų apsukų kažkodėl nori lipti jau į pavojingesnės zonas, virš 100, iki 107 daugiausiai pakilo, nedavau daugiau kilt, tai realiai jungia galinius ventiliatorius, visą laiką elektrinės pompas dar važiuoja, bet viskas nukrenta, visas dar kol kas normaliai, tai kol kas jokių problemų netiturėjom, judam į Vilnių. Nu ką, žmonės matom Litexpo, mes jau atvykę, tik tavo aš atvykęs operatorius pakeliui, tai mašina Lada jau pastatyta, dabar einu pasiimti pakaitinės, čia miškelį paliko, ačiū. Šiaip vietos visai neblogos, pats dar kol kas nepilnai suvokiu kas ir kaip, bet nežinau, kol kas viskas ok, atvažiavom be jokių problemų, viskas normaliai, dėliosimės daiktus, reikia dar mašiną išsivalyti. Persimeti daiktus ir nežinau, einu kažką daryti. Pažiūrėkit, kokį Nissaną gavau. Gražus. Tai va, varau toliau valytis Lados, nes realiai kol nuo plovyklos nuvažiavau, čia dėl visų remontų vėl visa purvina. Tai reikia išsivalyti, kad blizgėtų, kad būtų gražu ir persimest daiktus. Varom. Gerai, mes pagaliau atvykę Litexpo. Visi 3. Nežinau, ką sakyt, buvo daug pasiruošimo. Lados kelionė realiai jau papasakojau, viskas normaliai, sustojom tik porai Deganų, problemų neturėjom. Tai šiandien jau turbūt, kad pasiruošimą baigiam. Rytoj bus pagrindinis veiksmas, reikia išsimiegoti, nes dėl visų darbų, pasiruošimų, bent aš tai vos porą valandų miegojęs. Bet šiaip pasižiūrėjus gražu, viskas blizga, švaru. Laukiam jūsų, aišku, pamatysit jau šitą vėliau, bet vis tiek, susimatom.
Šiandien yra šeštadienis, vyksta jau pati autoparoda. Nežinau, esame išsidėlioję, pasirengę visam veiksmui, pasirašėm daug lipdukų, Sleepy Motors vėliavos. Reklamuosime savo vasaros renginį, nes ateinančią vasarą 26 metais jau kartosim Sleepy Motors vasaros festuką. Šiais metais stengsimės dar labiau stumti dalykus į priekį. O dabar apie patį renginį. Nežinau, atėjo toks suvokimas, kad šiais metais labai smarkiai viskas keitės ir iš tikrųjų net keista pagalvoti, kad mes nuėjom nuo supilam atrabotkę man į baką ir žiūrim, kas bus, iki mes šiandien čia. Tai tikiuosi pasidžiaugsit kartu su mumis, o dabar galim tiesiog pasigrožėti tuo, kas vyksta aplinkui. Jo, įsijungęs. Varom? Nu ką, renginukas juda, labai smagu su visais pasibendrauti, padalinom daug lipdukų, padalinom kvietimus į Sleepy Motors renginuką, o dabar randamės prie visų šventų tatų kampelio. Taip jau gavos, 3 chebra pasidarė tatuiruotės, galvoju, aš prisijungsiu, senai mąstytas reikalas, kad reikia dar vienos, tai reikia tik išsirinkti, ką daraus ir gulamės tiesiai ant to stalo. Kol kas, nežinau, turiu mintis gal 2 mašinytės pasipaišyti ar Ladas siluetą. Tai paprašysim, kad meistrai kažką mums papieštų ir pasidarysim, kodėl ne, tiesiog yra vietoj galimybė, varom. Smagu, kad yra labai meniškų žmonių, tai paišomės 2 mašinytės. Turbūt šitą galiu pasakyti, kad paišomės Ladą ir E9, kaip jos bus, kol kas nesakysiu, pamatysim jau galutinį tatuškės rezultatą. Leidžiamės labai smarkiai detalės, kad tos mašinos būtų kuo panašesnis į realų vaizdą. Tai turbūt jau kelios minutės sėsim, gulsim, nežinau, darytis ir laukiam galutinio rezultato.
Na ir ką, praėjo turbūt jau pusantros savaitės po Litexpo. Aišku, kažkaip visada užsivertęs labai darbais, projektukais ir tiesiog nebuvo kada pasifilmuot, bet kadangi jau rytoj turi išeiti videkas, tai pats laikas turbūt. Labai nefilmavau kažkaip parvažiavimo atgal, grįžau tiesiog vėlai naktį, tai nieko įdomaus nebuvo, gavau truputį lietaus, tai dėl to dabar esam labai purvini. Šiaip galima pilnai džiaugtis, nuvažiavom realiai virš 300 km, nulis problemų, kuro sąnaudos, kažkas apie 15-16 litrų gavosi 100 km, tai irgi negaliu skūstis, viskas, realiai visa kelionė gavos žymiai lengvesnė, gal net geresnė, nei tikėjaus. Ir noriu labai trumpai padėkoti visai komandai, ačiū, kad prisidėjot, ačiū, kad buvot visi kartu, nes tikrai, sakau, buvo momentų, kur jau atrodė rankos nusvyra. Tikrai buvo momentų, kur rankos jau nusvyra ir atrodo viskas tiesiog nesigauna, bet žinot, kas esat ir palaikėt, buvot, ačiū jums labai. Taip pat didelis dėkui mūsų rėmėjam, Hado vis dar galit nusipirkti visos jų produkcijos su 15% nuolaida, panaudoja kodą Virintozė, žiauriai gelbė. Ta prasme, visai šiais metais su mumis visur ir visada didelis ačiū jiems. Taip pat naujasis mūsų rėmėjas Karma Shop. Kažkaip tiesiog nepafilmavom, neparodėm, bet lupytės spalva 1:1. Ta prasme, jeigu reikia kokybiškų dažų, kreipiamės pas Karma. Virintozė 15 duoda 15% nuolaidą dažams, Virintozė 5% nuolaidą visai likusiai produkcijai. Aišku, kol visa purvina turbūt nėra geriausia filmuoti, rodyti, nes ir tas spalva atrodo patamsėjus, bet šiaip nesimato per kamerą, dar plius pavėsis, sakau, kaip jis vadinasi, šešėlis. Šiaip tai dienos šviesoje spalvytė 1:1 buvo. Miglė tikrai labai pasistengė, padarė žiauriai gerus ratų dangtelius. Miglė, labai ačiū tau. Turbūt, kuris mano mėgstamiausias jau galit suprast. Mačiau, daug kas jas fotkino, daug kas praleido ir palaikėm tai kaip staigmeną, tai neįdėjom praeitą videką, galit pasižiūrėti dabar. Labai tinka realiai prie visų lietnykų, prie pačios mašinos spalvos. Ir kaip matom, po mašina dabar šviečia ir underglow. Arba šviesytės po mašiną, nežinau kaip jas pavadinti kitaip. Bet turime mes papilną mašiną, spalva keičiasi, neturiu su savim pultelio, tai tiesiog neparodysiu šito. Bet vėlgi, labai tiesiog aš nespėjau pats jų nusipirkti, siuntėmės iš pažįstamų, iš kitų miestų. Vėlgi, ačiū žmonėm, kurie šitam sudalyvavo, kurie padėjo. Taip pat labai smagu buvo pabendrauti su visais, kurie atvažiavo į vietą, džiaugiamės, kas pasiėmė lipdukų. Kol kas neatskleisim sekančių metų planų, pasidarysim atskirą videką visai greitai, gal pamatysim ir naują mūsų marinuotą projektuką, nesakysiu pavadinimo, bet bus visai įdomu, manau. O šiandien realiai tiek. Ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad buvot su mumis. Litexpo buvo kažkas kitokio, ruošimės dalyvauti ir kituose renginiuose, patiko visai ir patiem. O aš jau varau montuot, nes ryt per pietus reikia mesti šitą videką. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Iki sekančio, parašykit blogą komentarą, paspauskit šitą. Ir užsprenumeruokit. Tiek žinių. Ate.